plano keitimo. Ar galim tokiai darbotvarkei pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių nematau. Gerai, dirbam su 2 klausimais ir kviečiu pristatyti 2-3 klausimą dėl biudžeto keitimo Oksaną Salecienę. Prašau. Labą dieną. Taigi teikiame svarstyti biudžeto pakeitimo sprendimo projektą. Jis yra tikslinamas. Šiai dienai pajamos didėja 2 770 050 €. Iš jų yra 180 760, tai yra europinės lėšos ir kitos tarptautinės paramos lėšos, tai yra projektinės lėšos. Turime įtraukę ir naujus projektus ir taip pat padidinę kai kurių projektų finansavimą, o kai kurių esame sumažinę ir patikslinę. Didžiąja dalimi tai yra Vievio kultūros centro vykdomi projektai. Tai jie yra tiesiog negavę finansavimo iš kultūros tarybos, tai todėl mažinamas poreikis, o kitos yra nepilna apimtimi įgyvendintos. Patikslintas yra ir Elektrėnų kultūros centro projekto lėšų poreikis. Taip pat įdėtos yra ir skolintos lėšos 1 650 000, tai yra mūsų baseino projektui, investiciniam projektui, jo įgyvendinimui ir atsiskaitimui su rangovu už 24 metų darbus. Taip pat yra patikslintos ir padidintos mokestinės pajamos 1 550 000 ir yra patikslinta biudžetinių įstaigų surenkamosios pajamos. Tai būtų patikslintas ir jos padidintos 79 950. Peržiūrėjus ir neįvykus elektroniniams aukcionams yra sumažinta ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas 720 400. Biudžetas yra tikslinamas ir yra kai kurios lėšos perskirstomos. Tai kaip ir minėjau, yra įdėta į administracijos darbą organizuoti papildomos lėšos, tai būtų 12 mėnesio darbo užmokesčio apmokėti. Taip pat yra programėlė Mano Elektrėnai, tai iš jos mobilios aplikacijos viena iš dalių įdiegta ir tai žemėlapis vadinasi, tai ir jos apmokėjimui. Taip pat yra papildomai pirkta informacinės technologijos įrangos dėl kibernetinio saugumo reikalavimų. Antroje programoje matome lėšų perskirstimą 12 mėnesio darbo užmokesčio apmokėjimui. Ąžuolynui progimnazijai yra skirta dar papildomai lėšų dėl sporto salės vedinimo reikalavimų. Taip pat yra patikslinti švietimo paslaugų centro lėšos perskirstytos, kur yra sutaupimas, perkelimas yra tiesiog švietimo paslaugų darbo organizavimui. Padidinta yra papildomai Žiogelio darbo užmokesčių skirta dar papildomai 10 000. Nebuvo įvertinta direktorės išeitinė, kuris mokama, kur tiesiog nebuvo buhalterė suskaičiavusi šitos išeitinės. Taip pat yra patikslinta socialiniai paramai sumažinta 70 000, perskaičiavus iš tikrųjų realų poreikį ir einant metų pabaigai, jisai yra realus ir tikslesnis. Yra gauta papildomai socialinių paslaugų finansavimui, tai papildomai yra skirtos lėšos socialinių paslaugų centrui, taip pat šeimos namams ir patikslinus ir gavus papildomai valstybės lėšos, tai buvo patikslintas ir savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ir jisai buvo šiek tiek sumažintas, nes tiek nereikėjo gavus papildomų valstybės lėšų. Taip pat yra patikslinta ir sveikatos įstaigų, sumažinome tik tai 50, nes buvo gautas papildomas raštas dėl įrangos įsigijimo. Taip pat patikslinta yra Elektrėnų seniūnijos asignavimai tarp programų, vienur sumažinta, kitur padidinta. Ir įdėta yra papildoma pinigų suma neformaliam ugdymui užtikrinti ledo rūmuose 5 230.
Čia yra taip pat dėl papildomų paslaugų viešųjų, kurias jie teikia pagal suderintą grafiką. Taip pat yra skirta papildomi asignavimai valstybės vardu pasiskolintų lėšų, yra kompensuoti išlaidas užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos, tai jų yra apgyvendinimui ir socialiniai paramai 8340. Tai tiek, gal turite klausimų? Rimantas Baravykas nori paklausti. Ačiū, Jūratė, ačiū Oksana už pristatymą. Man tik tai vis dar kyla klausimas, mes diskutavom per ūkio komitetą apie tuos 90 000, kurie buvo mokyklų remontam skirti, bet juos nepanaudojome. Nu, ne tik remontam, ten ir, kaip suprantu, važiavimo į mokyklas darbuotojų kompensavimui. Sakykit, ar čia dėl to, kad mokyklos susiplanavo, kaip išnaudoti tas lėšas, pavyzdžiui, remontam, ar kodėl jos liko? Tai viena iš priežasčių tai buvo taip, kad leidžiama įstaigoms vykdytis pirkimus ir remontuotis įstaigoms pačioms. Tai todėl ir buvo, jie pirkosi ir mes perskirstėm, kartais būdavo duodama papildomai tom įstaigom ir tiesiog buvo planas, pirkimai mažesnė vertė negu iš tikrųjų buvo suplanuota. Taip pat Ąžuolynui mes, kaip ir kalbėjome per ūkio komitetą, jam negalime skirti daugiau, nes jie tiesiog nespėtų įsisavinti dėl neįvykdytų pirkimų. Dalis pinigų yra skirta, tai pirmieji žingsniai reikalavimus dėl to salės vedinimo pradžiai įgyvendinimų yra duota 8 000, virš 8, tai pasakysiu tiksliau, tai būtų 8520 eurų. Supratau, ačiū, bet dar tik patikslinsiu klausimą. O tai taip, jie buvo informuoti, kad jie žinojo, kad tiek lėšų liks, reiškia, ar čia tiesiog dabar paaiškėjo? Visi darbai buvo derinami kartu su administracija ir pagal jų esamą poreikį buvo finansuojami. Ačiū. Dėkui, Edvardas Baleišius klausia. Oksana, norėjau vieną klausimą, vieną prašymą jums pateikti. Tai klausimas dėl tos programėlės Mano elektrėnai. Kokia ten suma įdėta, ar tai galutinė suma, ar dar ten reikės finansuoti ir kada planuojama šitą programėlę paleisti. Pilna apimtim, aš turiu galvoj. Ir prašymas būtų persiųsti visiems tarybos nariams ten tos papildomus mokėjimus Ledo arenai už neformalų ugdymą pagal papildomą tą sąrašą. Vis laik prašau, tai jeigu galite visiems siųskite tarybos nariams. Ačiū. Gerai, aš tada pasirašysiu tą dėl papildomų paslaugų, mes tada pasistengsime iki tarybos pateikti, o dėl mobiliosios programėlės, jinai pati kaip tokia jau yra įsigyta, jinai yra vystymosi stadijoje, ten yra, o žemėlapis yra kaip papildoma viena iš aplikacijos dalių. Tai jinai kainavo apie 26 000. O pati programėlė jau apmokėta buvo anksčiau. Čia yra būtent dėl tos papildomos. Kada paleisti tiksliai negaliu pasakyti, galėsiu pasidomėti. O tos papildomos aplikacijos tai tiesiog pagal poreikį. Kai yra poreikis, tada, tarkim, kažkokiu, nes toj programėlėj būtų galima daryti daug dalykų. Galima būtų ir gyventojų skundus registruoti, galima būtų per ją bendrauti. Iš tikrųjų, jinai turėtų daug galimybių, tik tai, kai tiesiog pagal poreikį gimsta idėja ir tada yra įgyvendinama. Gal dar papildant Oksanos atsakymą, šiaip bent jau Google Play parduotuvėje jau yra šita programėlė Mano elektrėnai, galima parsisiųsti. Tik tais tiek, kad jinai dar, nežinau, kiek jinai veikia, nespėjau išbandyti. Ne visi funkcionalumai vyksta per programėlę, prisijungimas eina per elektroninius valdžios vartus ir tai nėra su mobiliais įrenginiais suderinta versija. Tai ten matyt dar kuria, bet kaip jinai atrodo, galima jau pasižiūrėti ar parsisiųsti. Nežinau, ar Apple Store'as turi. Ne, problema yra su Apple, būtent dabar ir strigimai yra būtent su Apple. Su Androidu viskas tvarkoje, bet su Apple dabar yra ten skirtingi reikalavimai, vis dėlto kita teisinė bazė, ten dabar vyksta dėl to diegimo darbai. Dėkui. Giedrius Piaskauskas klausia.
Aš klausimą turiu dėl ledo rūmų, kadangi kiekvieną mėnesį ateina vis nauja pakankamai didelė sąskaita, ar nėra galvojama alternatyvų, kadangi tokios nuomos rūbinių kainos ir panašiai, galbūt geriau priestatą pasistatykim šalia ledo rūmų ir ten vaikai į rūbinės galės nueiti, bus pigiau negu taip įvertinant, kad čia reikės kiekvieną mėnesį tiek mokėti ir jau moka. Ar nėra galvojama apie alternatyvas tam? Tikrai mūsų vadovai renkasi informaciją ir analizuoja situaciją, ką mes galėtumėm pakeisti, kad šitas pastatas, šitas mūsų turtas nebūtų toks brangus ir tikrai bus priimti sprendimai ateityje kažką daryti. Gerai, dėkoju kolegos, daugiau klausimų, pastebėjimų. Daugiau klausiančių nematau. Ar galim sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ar yra norinčių balsuoti? Edvardai dar nori pasakyti. Taip, siūlau balsuoti. Gerai, balsuokim tuomet. Tai kolegos, kas už tarybos sprendimo projektą, pakelkit rankas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 už. Kas prieš? 1. Ir kas susilaikė? Susilaikė 3. Sprendimo projektui kontrolės komitete pritarta ir jisai keliauja toliau į tarybą. Gerai, einam prie kito klausimo. Einam prie strateginio plano 25-27 metų. Jei teisingai dabar pasakiau, galvoju metus, ar nesuklydau, 24-26 metų. Į priekį metam užbėgau dėl 4-6 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pristatykit. Teikiame svarstyti strateginio veiklos plano pakeitimą, papildymą 24-26 metams. Jis yra patvirtintas sausį, dabar mes pildome papildomis 4 priemomis naujomis. Pirmoji priemonė būtų pirmoje programoje, seniūnaičių išlaidos susijusios su jų veikla. Kaip ir minėjau, jūs patvirtinote taryboje kovo mėnesį sprendimą dėl tvarkos aprašą dėl susijusių su šito išlaidų apskaitimų, pripažinimų ir kokia tvarka turėtų būti. Tada turime pirmoje programoje ir laikino atokvėpio paslaugos administravimą. Ši funkcija yra skirta iš valstybės lėšų finansuojama, bendra suma būtų 80 000, vykdymas yra 3 programoje, o administravimas yra 1 programoje. Administravimui skirta 1600, likusi suma yra skirta 3 programoje. Šią priemonę įgyvendina mūsų socialinių paslaugų centras bei socialinių globos namai. Tai yra pagalba, suteikiant galimybę pailsėti asmeniui, šeimai, prižiūrinčiam kitą asmenį, kuriam yra nustatytas individualios pagalbos išlaidų kompensavimo poreikis. Antroje programoje įtraukėme naują projektą, tai yra ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų. Šio projekto pagrindinis tikslas yra užtikrinti tokių vaikų ugdymą lygiavertiškai kartu su visų kitų vaikučių ugdymą. Pagalba yra suprantama kaip papildomų ugdymo priemonių įsigijimas, taip pat yra mokesčio kompensavimas, maitinimo apmokėjimas, pavėžėjimo į ir iš ugdymo įstaigos, gali būti lydinčio asmens darbo užmokesčio apmokėjimas, kultūros veiklos, neformalus švietimo paslaugų suteikimas tokiems vaikams. Tai yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose lankantiems vaikučiams. Ir 5 programoje turime 4 priemonę, tai yra sveikatingumo centras bendruomenėms. Tai mūsų ateities projektas, tačiau Vievio pirties įsigijimas buvo viena iš veiklų, viena iš dalių šito projekto, todėl ir įtraukėme į strateginį planą šiai dienai.
Taip pat norėčiau Jūsų atkreipti dėmesį, kad tikslinamas ir administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas. Jis yra tikslinamas labai nežymiai. Pirmame punkte pakoreguotas yra vertinimo kriterijus ir taip pat trečiame punkte yra įtraukta mobili mūsų aplikacija, kuri taip pat yra kaip ir vertinama kaip naštos mažinimo priemonė ir mažinanti tą mūsų biurokratinį aparatą. Tai gal tiek, ar turit klausimų? Yra klausimų, Edvardas Baleišis klausia. Taip, Oksana, aš tokį techninį klausimą turiu, nežinau, ar atsakysite, bet gal Jekaterina yra, jeigu nežinosite, tai jinai gal pagelbės. Dėl tų strateginių, reiškia, veiklos ir plėtros planų, tai mes dabar turim strateginį veiklos planą 24-27 metų, o strateginis plėtros planas yra 21-27 metų. Tai liktai šitie abu planai 27 metais liktai ir baigėsi. Dabar kitų metų pradžioje mes tikslinsime 24-27 metų strateginį, reiškia, veiklos planą, ar priiminėsime naują, kuris yra 25-28 metų. Kaip šitas dalykas vyksta? Strateginis plėtros planas tai yra ilgo laikotarpio. Jisai 7 būna ir daugiau metų laikotarpio planas. Jis yra toksai daugiau, paimkim, kaip kryptingai nukreipti kažkokį siekti, didinti, užtikrinti. Toliau detalizuojant mūsų plėtros planą arba plėtros plano priemonių įgyvendinimui yra rengiamas veiklos planas. Veiklos planas yra trimetinis, šiai dienai mes turime 24, 25, 26 metų planas. Jis yra tikslinamas šiai dienai. Dabar sausį mes eisime su nauju planu, kuris bus 25, 26, 27. Plėtros planą mes jau analizuosime ir rengsime, jau 26 pradėsime dirbti šio klausimu ir jis bus vėl tvirtinamas 7 metams. Detalizuojant veiklos planą, tą trimetinį, mes dar turime ir metinius veiklos planus. Tai metinis veiklos planas yra daugiau mažiau atitinkantis, jis iš tikrųjų atitinka mūsų biudžetą ir pagal biudžeto asignavimus, priemonės yra ten detalizuojamas ir mūsų, kiek rodikliai mūsų, ką mes planuojam daryti, kokios priemonės ir jų pasiekimas. Tai vat, jeigu atsakiau į klausimą. Gerai, ačiū. Dar vienas klausimas dėl trečios pozicijos, dėl sveikatingumo centro bendruomenėm Vievie, taip? Tai aš kaip suprantu, 24 metų tas poreikis lėšų, jis yra jau, tam pirkimui, tam faktoriškai įgyvendinimui skirtas, o kokie darbai planuojami 25 už tas lėšas ir 26 metais? Galėtume detalizuoti šiek tiek? Čia jūs dabar kalbate apie 5 programos tą priemonę, taip? Taip. Tai iš tikrųjų yra planuojama, kad pas mus projektas numatomas įgyvendinti 28 tik tai. Tai vat iki to bus paruošiamieji gal 27-25 mes dar neturėsime jokių veiklų. Bet kas čia? Projektavimas, kažkokie įsigijimai? Čia bus skelbiami ir šitie projektai mūsų VVG, tai yra sumanieji kaimai, priemonė tokia ir bus skatinami teikti projektus nevyriausybinės organizacijos, savivaldybių skaitant ir biudžetinės įstaigas ir taip pat verslo sektorių atstovus. Tai čia yra... Kam tie pinigai bus skirti, aš nelabai suprantu. Aš galvoju, kad čia to pastato, to pirties pastato projektavimui, kažkokiam įsigijimam. Aš sakyčiau, jisai ir įveiklinimui, ir projektavimui. Tai gal iš tikrųjų, jeigu Giedrė prisijungusi, nematau, nėra. Nes tai yra projektas, kuris bus finansuojamas iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano. Ir jisai bus pagal pateiktus nevyriausybinių organizacijų projektus. Dėkui. Ar turim dar klausimų ar pastebėjimų? Nematau. Tai kolegos, ar galim bendru sutarimu pritarti? Ar šį kartą irgi balsuojam?
Matau, prieštaraujančių nėra, galim bendrų sutarimų sutarti ir pritarti sprendimo projektui. Dėkui. Tai savo darbotvarkę kaip ir baigiam. Nebent dar kažkas turit kokių nors klausimų ar norit į ką nors atkreipti dėmesį, pasakyti. Neturim. Tai ką, kolegos, tai ačiū tada už konstruktyvų darbą ir susitiksim trečiadienį gyvai Elektrėnuose. Dėkui Ačiū visiems ir iki. Iki. Iki visiems. Iki.